Bandysiu, taupant laiką, pereiti prie savo pranešimo apie kelio sąnario problemas sporto kineziterapeuto akimis. Esu Laimonas Šiupšinskas, kineziterapeutas, dirbu LSMU sporto institute daugiau pedagoginį darbą ir Kauno klinikose klinikinį darbą. Taip pat esu šviežias raumenų ir skeleto ultragarsinės diagnostikos draugijos narys. Ačiū, kad priėmėt. Ir Lietuvos sporto medicinos federacijos taip pat narys. Na ir kadangi, jeigu neklysiu, esu pirmas kineziterapeutas kalbantis jūsų auditorijai, tai labai trumpai kokia yra specialybė, ką veikiu ir taip toliau, kas yra ta sporto kineziterapija, kuo jis skiriasi. Iš principo mes kalbam apie fiziškai aktyvų žmogų ir apie reabilitacijos sporto šakai pritaikytas reabilitacijos priemonės, treniravimo programas, sportinių traumų prevenciją ir, kaip jau minėjau, svarbią funkciją grąžinant žmogų į prieš tai buvusį aktyvumo lygį. Tai yra svarbus dalykai, kur to mokoma. Pas mus yra galimybė tą specializaciją įgyti, išmokstant sporto medicinos pagrindus, sporto traumatologiją ir sporto kineziterapijos metodikas, kur mes kartu su kolega Vidmantu Zajacku dėstome raumenų grandį sporte. Tai va, iš šitų visų, manau, pakankamai stiprių sporto medicinos ir sporto traumatologijos specialistų mes galim perteikti studentam daug žinių toje vietoje. Na, o kur mes jaučiamės galbūt tvirtai, tai turbūt mes tikrai esame tie, kurie gilinamės į funkciją ir manau, kad labai geras tandemas turbūt gaunasi su gydytoju dažnai ar ortopedų traumatologų ar kitų gydytojų, ar sporto medicinos gydytojų, kada mes pakankamai gerai papildom vienas kitą. Vienas gerai išmano struktūrą, kitas gilinasi į jo funkciją ir visą tai mes pritaikom diagnostikoje, gydyme, reabilitacijoje ir prevencijoje. Tai toks yra misija, tokia yra kompetencijų sritis. Na, kalbant apie tai, kad mes kalbam apie funkciją, turbūt labai paprastai noriu priminti tą funkciją judėjimo. Turime 3 plokštumas, turime segmentus, kurie vyksta, na ir galbūt pakankamai naujas ir mūsų naudojamas modelis yra, kada mes analizuojame judesius, kada raumenys įsijungia į tam tikrą raumenų susitraukimo seką ir kada atsiranda poreikis įvertinti ne tik tai lokaliai vieną raumenį, bet atsiranda poreikis įvertinti visą raumenų grandį susijusią būtent vienam ar kitam judesio atlikimui. Tas leidžia šiek tiek į žmogaus judėjimą pažiūrėti kompleksiškiau, plačiau ir tai leidžia mum komunikuoti, aprašant, kas kur vyksta. Na, o vėlgi, kaip klinikinis ir funkcinis ištyrimas persidengia, tai mes turbūt esame ta sritis, kuri turime sporto medicinoje tos dalykus išmanyti, tai reiškia gydytojas daugiau gilinasi į skausmo šaltinį, judėjimo segmentą ir taip toliau. Mes vertindami tiek struktūrinius pokyčius, tiek vertindami, kaip tie struktūriniai pokyčiai pakeičia žmogaus judėjimą, mes turime mąstyti ir galvoti, kaip tą funkciją atstatyti ir galbūt tą jau tolimesnius dalykus perduoti sportuojančiam žmogui, treneriui, kad tas procesas vyktų toliau. Taigi tai yra komandinis darbas ir turbūt tai yra stiprybė. Na, aš trumpai noriu parodyti vieną video. Iš mano ūgio turbūt visi suprantat, kad aš vis tiek kaip kažkoks tipinis lietuvis turi būti susijęs su krepšiniu, taip ir yra. Tai trumpas video, noriu, kad atkreiptumėt dėmesį į tą žaidėją, kuris varo kamuolį ir pabandytumėt pasakyti, kodėl jisai ten šlupščia ir kas ten galėjo įvykti pagal tokį vaizdą. Nu, pirminį, žiūrit, pamatėt. Aha, kelio sąnarys. Taip, įvyko kažkas tokio, dėl ko jisai, ar tai galvojat rimta trauma ar ne, nu iš to vaizdo. Galėjo būti rimta. Gerai, tvarkoj. Na, aš čia neegzaminuoju jūsų taip įdomumo dėliai. Gerai, noriu parodyti kitą vaizdą. Tai yra vyriausias Lietuvos krepšinio lygos žaidėjas. Turbūt tik tai kitais metais dar bus, jeigu žais, bet man atrodo ir šiemet jau yra vyriausias. Noriu parodyti kitą video, traumos mechanizmą, į tą žaidėją, kuris varosi kamuolį, atkreipkite dėmesį. Kaip galvojat, kuri trauma buvo rimtesnė?
Tai va, netikėkite viskuo, ką rodo televizija. O jei rimtai, pirma trauma buvo priekinio kryžminio raiščio trauma prieš keletą metų brangiausiam NBA žaidėjui, kuris buvo tuo metu ir tai yra kryžminio raiščio trauma. Čia nieko nebuvo. Čia jokios traumos nebuvo. Jisai tęsė rungtynės ir žaidė toliau, ir čia traumos nebuvo. Tai va, tai noriu pasakyti, kad frazė sportininkai yra ypatingi, kartais turi labai realią išraišką. Tai va, ta išraiška ir yra. Beje, konferencijos pabaigai, jeigu kas norite pažiūrėti El Clasico rungtynės krepšinio, tai va visai netoli. Vilniečiai turbūt bus pavargę, važiuos namo, bet visus kitus kviečiu ateiti į Žalgirio areną ir pasižiūrėti rungtynės, jeigu bus įdomu. Tvarkoj, ką aš norėjau to pasakyti? Kad adaptacija ir patologija sporte yra labai plonytė linija. Ir mes turime jau savo duomenų, kuriais mes galime šitą dalyką įrodyti. Aš juos trumpai pristatysiu labai paprastai ir elementariai. Bet tai, kas sveikam žmogui jaunam turėtų būti norma, dažnai sportininkui galim galbūt iš nepatirties arba iš klinikinės patirties galbūt stokos vertinant sportininkus, kartais galime rašyti kaip patologiją. Sunkus labai dalykas, bet adaptacija ir patologija yra sunkus. Pavyzdžiui, pavyzdys, jeigu mes atliksime, pavyzdžiui, girnelės raiščių, nuplyšusių raiščių rekonstrukciją ir šiek tiek per stipriai fiksuosime girnelės laikiklius arba įtempimą padarysime didesnį, realiai mes sutrikdysime biomechaniką, dėl ko realiai sportininkas, jisai sakys taip, aš tau padariau, kad tikrai dabar bus gerai, bet jo funkcija bus ne iki galo pilna ir jisai gali jūs paduoti į teismą, kad jūs sužlugdėte jo sportinę karjerą. Tai va čia tokių yra daug niuansų, kurie yra svarbus. Traumų priežastys, iš principo vidinės ir išorinės, mes dažniausiai akcentuojam kaulų sąnarius, minkštuosius audinius ir kas čia daug ir daug mes turim tų dalykų, tai yra perkrovos traumos, tai yra kada mes turime audinių nuovargius. Priežastys ir laipsniškumas, biologinis kompozicija, sveikatos būklė, fizinis pajėgumas ir visi kiti dalykai. Sporto šakos specifika, įranga, aplinka, biomechanika ir visi kiti dalykai, visa tai turi reikšmės. Kur mes galime panaudoti būtent radiologiją šioje vietoje, kaip kineziterapeutai, kaip sakiau, klinikinė diagnozė aikštelėje, taip pat po varžybų ir labai svarbus sprendimas grįžimo į aikštelę. Aikštelėje rūmių periodu yra tyrimai padaryti. Ar jūs darysit magnetą, ar jūs darysite ultragarsinį tyrimą, realiai gydymo taktika rūmių periode traumos yra labai panaši. Diagnostinės tokios kažkokios vertės čia nėra, tai vėlgi čia turbūt pliusas turėti, žinoti, pamatyti čia ir dabar ir nebūtinai reikia pačių brangiausių tyrimo būdų. Traumų reabilitacija. Vienas svarbus įdomus dalykas, užsienio šalys, Lietuva, kiek žinau, dar ne, naudoja ultragarsinę diagnostiką, mokinant pacientus teisingai įtraukti arba atlikti judesius matant grįžtamą ryšį vaizde, dedant daviklį, pavyzdžiui, ant transversus abdominis ir atliekant pratimus. Tai yra australai, tą jau seniai daro, daugybė straipsnių sako, kad tai yra labai efektyvu, kada žmogus vizualiai mato, kaip susitraukia jo raumuo ir tas raumuo, kurį sutraukti yra gan sunku, jeigu mes bandom įsivaizduoti. Injekcijos ultragarsinėje kontrolėje, vėlgi čia priklauso nuo specialisto, bet kartais net ir kineziterapeutas, kuris realiai to nedaro dažniausiai, kai kuriais atvejais jam gali tekti tą atlikti ir ultragarsas šioje vietoje būtų labai naudingas. Norint labai paprastai pagrįsti, kolegė mano Alma Kajėnienė labai paprastai pateikė konferencijos sporto medicinos, kurioje džiugu buvo matyti ir prezidentą draugijos Saulių su pranešimu ir workshopu, kuris buvo vienas sėkmingiausių. 70 nusiskundimų dėl senų traumų paūmėjimo Rio ir 0 buvo naujų traumų.
Tai reiškia, su kuo mes dažniausiai turim reikalą, tai reiškia, turim su senais dalykais, kurie dažniausiai paūmėja. Mano požiūris galbūt toks į ultragarsinę diagnostiką. Simetriškumas labai svarbu. Tai reiškia, kitaip tariant, jeigu aš vertinčiau kelio sąnario struktūras, man tikrai būtų labai svarbu sužinoti, kaip yra kitame kelyje. Ir pagal tai atskaitos taškas galėtų būti, ar asimetrija, diametre, storyje, perimetre, lokalizacijoje, pavyzdžiui, tendinopatijos ar dar kažkur, yra maždaug 10% ribose. Mes, galima taip sakyti, sporto medicina turim tokią 10% skirtumo arba paklaidos taisyklę, kada sakom, kad mes neturim būti 100% simetriški, bet 10% gali būti tie pokyčiai. Kitas dalykas, ką jau šiek tiek minėjau, galimybė vertinti struktūras apkrovos metu. Galbūt idėja pamastyti tą meniską, kuris protruzavęs arba pasigaubęs, galbūt jį pabandyti, paprovokuoti, kaip sakyt, daugiau paduoti krūvio ir pasižiūrėti, kaip jisai reaguoja, nekalbant apie, tarkim, avulsiją, mobilumą ir taip toliau, laisvakūnį ir kitus dalykus. Galimybė įvertinti galbūt segmentą aukščiau ir žemiau. Pagal ligonių kasas čia yra nesąmonė, nes reikia tirti vieną sąnarį ir vienu siuntimu, bet sporto medicinoje ligonių kasos mums neįdomios, taip grubiai sakau, mums svarbu, kaip sakyt, šiuo atveju tie aukščiausio lygio sportininkai, kuomet turi daryti, ką reikia, o ne ką ligonių kasos leidžia. Minkštų audinių paslankumas, labai svarbus dalykas, tai yra randai saugos ir taip toliau. Nekalbėjom apie fascijas, apie tuos dalykus, trumpą video parodysiu, kaip tas vyksta, kodėl tas svarbu. Labai daug pooperacinių pacientų turiu su problemomis ne dėl to, kad jiem kažkas blogai su operacija, o dėl to, kad rando struktūra pati įtakoja jo funkciją, ypač galutiniam atsistatymo periode. Sąnarinis tarpas, raiščių vientisumas, avulsijos. Kitas dalykas, ką labai įdomu turbūt būtų pamatyti ir įvertinti, tai yra raumenų atrofijos laipsnį, mes matuoti galime šiuo atveju šitos dalykus. Ir kitas svarbus dalykas, manau, kad vis tiek galima tam tikrą raumens vaizdą kokybės prasme pamatyti. Tai reiškia riebalinio audinio infiltracijos, atrofijos laipsnis ir taip toliau. Tas irgi būtų svarbus kriterijus, kuris koreliuotų su ta funkcija. Saugos ir randai, jeigu pavyks, parodysiu labai tokį trumpą, kodėl tai yra svarbu. Taip, mes visi turim tas vadinamas, kaip sakė, šlyties jėgas visas ir taip toliau. Tai reiškia, saugos dažnai formuojasi hipomobiliame segmente. Tai reiškia, jeigu mes turime imobilizacijos laikotarpį ir taip toliau, judesiai fascijos ir pavadžio dažniausiai yra sutrikę. Formuojasi fascijų adhezijos vadinamos, kurios gali labai reikšmingai sutrikdyti būtent judesių amplitudę arba audinių paslankumą galutinėse reabilitacijos fazėse, kada mums reikia pilnos judesių amplitudės, pilno atsistatymo ir taip toliau. Na ir mes naudojame įvairius tokius kosminius įrankius, aišku, čia nieko tokio, bet iš principo tai yra būtent įvairūs instrumentai, kurie yra skirti būtent kažkiek paveikti tas kolageno skaidulas ir šiek tiek atstatyti tą audinių paslankumą ir taip toliau. Tendinopatija, svarbus dalykas, daug tyrimų yra padaryta su neovaskuliarizacija, kurią galim pamatyti Dopleriu. Aišku, praktiškai daugelis tyrimų yra su Achilo sausgyslė, bet radau nemažai tyrimų, kurie taip pat kalba ir apie girnelės savo raiščio tendinopatiją. Ką noriu atkreipti dėmesį, kalbant apie mechanizmą. Jill Cook yra sukūrusi pakankamai gerą modelį, kuris rodo, kaip vystosi tendinopatija, bet pagrindinis svarbus dalykas, kurį reikia atkreipti dėmesį, kad ten, kur yra tendinopatija, mes visą laiką turime raumens nusilpimą. Tai kitaip tariant, svarbus dalykas. Reikia raumenį stiprinti, o nėra kaip, nes yra dirginimas, skausmas ir taip toliau. Užburtas ratas, daug galvos skausmo, ultragarsas man šiuo atveju būtų labai naudingas, jeigu aš galėčiau pataikyti savo terapijos priemonės į tinkamą fazę tendinopatijos vystymosi ir dažniausiai tendinopatijos metu tie kaip sakyt,
nesėkmės atvejai yra, kada mes nepataikom sutinkamom reabilitacijos priemonėm į tinkamas fazes. Mano tokia galbūt nuomonė. Miozitis ossificans dar vienas dalykas, kuris svarbu, kuris dažnai yra pražiūrimas ir labai skaudžiai kainuoja visą tai. Ultragarsas, elastografija, jeigu įvaldyta ir yra ir naudojama ir taip toliau, pradinėse fazėse labai svarbu. Ir diagnozė aiškėja maždaug praėjus 3 savaitėm po traumos, ankstyvoji minkštų audinių periferinės dalies kalcifikacija, tą mes galime matyti. Realiai, jeigu mes matom osifikuojantį miozitą rentgene, blogai, viso gero. Turim problemėlę, dabar jau vargsim. Tai kitaip tariant, visi sumušimai raumenyse ir taip toliau turi būti pakankamai tiksliai monitoruojami, kaip jie rezorbuojasi, kas vyksta ir taip toliau. Labai svarbus dalykas, kalbant apie sportą. Sunkus klausimas, taip, į kelius pažiūrėjus, tą, ką prieš tai mes kalbėjom, valgus padėtis, taip, aiški. Kartais reikia ir pasižiūrėti, kaip tas vyksta galbūt įvairiais moksliniais tyrimo metodais, bet tą visą paskaičiuoti, įvertinti galima. Ką mes dar vertinam? Vertinam funkciją. 4 mėnesiai po priekinio kryžminio raiščio operacijos šuolio viena koja testas yra dalis ortopedinio ištyrimo. Pasakykit, kuri koja čia buvo operuota. Šita. Taip. Nežiūrint to, kad jis greičiausiai nušoko panašiai, bet matom, kad jeigu jis tokį judesį atliks sporto metu, taip, aišku, kad greičiausiai bus pakartotinė trauma. Ką mes dar galim padaryti, su kuo aš asmeniškai dirbu, galbūt klinikinėje praktikoje, priekinio kryžminio raiščio diagnostiką. Turime kol kas, kiek žinau, vienintelį Lietuvoje artrometrą, kurį naudojame kryžminio raiščio biomechaniniam savybėm įvertinti, ir tai yra ortopedinio naudojamo Lachmano testo instrumentinis tyrimo būdas, kada pakankamai tiksliai daug standartizuotų dalykų mes galime įvertinti, kaip kryžminis raiščius funkcionuoja, būtent esam tam tikrai jėgai, tam tikrai transliacijai ir taip toliau. Labai svarbus dalykas ir daug žmonių pavyko išgelbėti nuo peilio, kada buvo interpretuojama dėl dalinio plyšimo, kada nesimato, neaišku ir taip toliau. Jeigu funkcija yra pakankamai gera ir stabilumas yra pakankamai geras, mes tą matuojame milimetrų dalimis, mes dažniausiai renkamės konservatyvų gydymą, nes iš principo tyrimai rodo, kad daug, kaip sakyt, paprastas žmogus daug nepraranda, jeigu nėra atliekama operacija, bet aukšto lygio sportininkam turbūt dažnai vis dėlto rekonstrukcija yra rekomenduojama. Nu, taip atrodo gyvai, mes darom 3 mėnesiai po operacijos, 6 mėnesiai, metai po operacijos. Na ir turime tokią visą komandinio darbo sistemą, kada monitoruojame, kaip pacientas sveiksta ir kokia jo situacija, būtent kalbant apie priekinio kryžminio raiščio funkciją. Taigi dažnai mes galvojam, kad laikas ir atsigavimas ir reabilitacija, viskas vyksta taip, sporte dažniausiai vyksta va taip, tai reiškia, tai pagerėja, tai pablogėja, kodėl pablogėja, visą tai reikia sekti, analizuoti, ir jeigu mes turime objektyvius tyrimo metodus, mes šitą procesą galime tą rodiklę tiesinti kiek galima. Naudojame dažniausiai kriterijais grįstą reabilitaciją, tai reiškia nelabai rišamės prie laiko, rišamės prie to, ką žmogus tam tikrų laikotarpių turi ir gali atlikti, ir tada taip progresuojame tolyn, kol mes turime pilną atsistatymą. Įdomumo dėliai, ligonių kasos galvoja, kad žmogus turėtų pilnai atsistatyti per 14 reabilitacijos dienų, sportininkas atlikdamas reabilitaciją mėnesį iki operacijos ir po to maždaug apie 7-8 mėnesius po operacijos pilnai atsistato iki buvusio lygio. Tai va, kodėl aš apie ligonių kasas ir kas kaip kur sporto mediciną kalbėti sunku. Bet viena informacija, kuri yra svarbi, turbūt jums kaip specialistam, nuo praeitų metų gegužės mėnesio sporto medicinos gydytojo konsultacija yra apmokama iš ligonių kasų, tai reiškia, kiekvienas šeimos gydytojas sportuojantį žmogų gali siūsti sporto medicinos gydytojo konsultacijai, ir tai yra jau ligonių kasų apmokama paslauga. Taip kad jeigu turite tokį poreikį, matote, tikrai galite rekomenduoti, tas turėtų būti. Kodėl kai kada nepavyksta to išvengti?
Ne tik tai dėl biologinių priežasčių, dažniausiai dėl psichologinių. Kodėl? Dėl to, kad baisu vėl susitraumuoti. Maždaug papildomas mėnesis reabilitacijos dažniausiai lemia mažesnį traumos pasikartojimą 24%. Labai daug, manyčiau. Tai va, tas yra svarbu. Sprendimai klinikinė, radiologinė, funkcinė galbūt, va čia ką aš kalbėjau, tai, manau, leidžia visą laiką sportininkui priimti teisingesnį sprendimą ir tos dalykus įspręsti. Kalbant apie komunikaciją, mano giliu įsitikinimu, čia buvo prieš tai diskusija, kodėl taip prašom, kodėl ne taip, o tą mačiau, o to nemačiau. Kokį atsakymą gausi, labai priklauso nuo to, kaip paklausi. Tai jeigu tu suformuoji užklausą, ką tu nori įvertinti ir matyti labai tiksliai ir aiškiai, aš manau, kad jums visiems yra ženkliai paprasčiau parašyti išvadą ir atsakyti tos klausimus. Taigi sporte kartais reikia padaryti chuliganiškų veiksmų, kaip aš sakau, ne pagal protokolą, ne pagal kažką, kartais reikia tokio galbūt mąstymo. Ir anamnezė, kuo aš manau, ultragarsinis tyrimas yra kai kuriais atvejais stipresnis nei magnetinis rezonansas. Čia dėl to, kad jūs čia darote čia ir dabar, jūs galite paklausyti žmogaus, pasikalbėti ir tą informaciją surišti su savo tyrimu. Be galo svarbu. Ir mes čia prieš tai kalbėjom ir sakom, man prašau žmogaus parodyti vienu pirštu skausmo vietą, visiškai sutinku, bet man labai svarbu, jeigu žmogus pamakaluoja virš kelio, man tai irgi labai svarbi diagnostinė vertė. Todėl, kad skausmas yra blogai lokalizuotas, kas iš karto veda prie visai kitų tyrimo metodų ir mąstymo klinikinio. Tai šiuo atveju aš manau, kad bet koks paciento atsakymas į jūsų klausimą teisingai suformuluota visą laiką turės diagnostinę vertę. Trumpai, teko su Saulium aplankyti stipriausias Lietuvos krepšininkės, tyrėme moteris. Kodėl, Sauliau, moteris? Todėl, kad mums patinka moteris, taip? Aišku, kad taip. Tvarkoj. Ir skryningo principų, taip. Tai reiškia, vertinom, žiūrėjom, šiuo metu vyksta duomenų analizė, labai paprastas dalykas, 8-4 krepšininkės, taip, neturinčios realiai nusiskundimų radiologiškai, ultragarsinio tyrimo metu buvo rasta girnelės raiščio tendinopatija 47%, sveikos buvo 53%, asimptominės. Tai reiškia, kitaip tariant, tai jau yra sporto šakos specifika, kurią jūs pamatę ir pasižinoję, kad tai yra krepšininkė, natūralu, kad jūs tą vertinsit šiek tiek kitaip. Bet šiuo atveju man labai būtų įdomu, jeigu tokiu atveju būtų įvertinta ir, pavyzdžiui, kita koja. Super, tada galėtum galvoti, ar tai yra asimetrinė problema ar ne. Na ir vėlgi, turbūt daug čia yra dalykų, aš turbūt negaišiu galbūt laiko, nes šiek tiek užsitempė prieš tai buvęs pranešimas. Iš tikro, kas yra įdomu, mes turim dažnas traumas sporte, turim retesnės, bet svarbu yra nepražiopsoti tam tikrų dalykų, kurie nebūtinai susiję su skausmo vieta ir situacija. Taip, tibia plato lūžis, disekuojantis osteochondritas, jeigu kažką galim pamatyti, taip, keturgalvio plyšimas, jeigu kalbant apie ūmias situacijas, plintantis skausmas, perteso liga, navikai, jeigu galim kažką pamatyti, nežinau, kiek įmanoma. Peronijus pažeidimas, perteso liga, kada apie lateralinį skausmą. Nuslydus iš launikaulio galvos, atsiprašau už klaidą, epifizė, taip. Medialinė dalis, vėlgi, perteso liga ir kiti dalykai, aišku, ne visi jie yra ultragarsinio tyrimo objektas, bet kartais ta diferencinė diagnostika vis dėlto svarbi. Užpakalinės kelio dalies skausmas, kas gali atmesti, kad tai gali būti giliųjų venų trombozė. Ir jeigu ją įmanoma pamatyti ir galima pamatyti, tai kodėlgi ne. Tai be galo svarbus būtų dalykas. Esame išleidę su kolegomis, ortopedais, traumatologais, sporto medicinos gydytojais, treneriais ir taip toliau, tokią knygelę sportinės traumos, pabandėme taip paprastai surašyti apie reabilitaciją ir taip toliau, etapus kažkokius ir taip toliau, kam įdomu, galite pavartyti ir taip toliau. Bet vėlgi mintis yra sveikas, fiziškai pajėgus sportininkas ir geriausia, kad tos knygos
jiems neprireiktų. Nei jiems, nei jų tėvams, nei jų jaunam amžiui. Tai tiek, ačiū uždėmesį.